Sveiki, mėly konferencijos dalyviai. Pirmiausia, prisistatysiu. Esu socialinio darbo vadybininkė Reda Kasperavičienė ir dirbu Lietuvos kariuomenėje, gynybos štabe. Dirbu pati su Klaipėdos ir Tauragės įgulomis ir šiandien jums pristatysiu savo pranešimą, kurio tema yra socialinio darbo vadyba Lietuvos kariuomenėje nuo kario gerovės iki kovinės parengties užtikrinimo. Šiame pranešime šiandien aptarsiu pagrindinės socialinio darbo vadybos kryptis Lietuvos kariuomenėje, nuo socialinių garantijų administravimo ir jo efektyvumo užtikrinimo. Taip pat aptarsiu šiandienos temą kario šeima nematomas frontas, socialinio darbo vadybininko veikla, kokie iššūkiai, su kuriais mes susidurime. Taip pat papasakosiu plačiau apie reintegracijos projektą Sužeistų karių savaitę. Paminėsiu apie tarptautinės žaidynės Invictus Games, kaip jos įgalina karius lygybei, įtraukčiai ir taip pat perėjimas į civilį gyvenimo vadybą, tai yra atsargos karių integracija ir socialinė parama po tarnybos. Na ir pirmiausia, galbūt reikėtų aptarti, pirmoji mūsų tema būtų socialinio darbo vadybininko Lietuvos kariuomenėje veikla ir jos ypatumai. Tai socialinio darbo vadybininkai Lietuvos kariuomenėje atlieka tikrai unikalų vaidmenį. Mes esame kaip tiltas tarp kariuomenės galimybių ir kario bei jo šeimos realių poreikių. Ir mūsų veikla tikrai apima labai plačią sritį, nuo socialinių garantijų administravimo iki krizių valdymo bei psichosocialinės paramos koordinavimo. Ir pirmiausia, galbūt, kad įsilieti į tą įžangą tokia į mūsų tą sistemą, tai reikėtų tikrai aptarti mūsų teisinį pagrindą ir struktūrinę vietą. Tai teisinis pagrindas būtų, kad karių socialinių garantijų administravimas pats yra grindžiamas Lietuvos Respublikos įstatymais bei krašto apsaugos sistemos norminiais aktais, o socialinio darbo vadybininko pareigybė turi labai aiškiai apibrėžtą kompetencijų ribą ir laikydamėsi griežtų procedūrų bei konfidencialumo reikalavimų. Na, o pati struktūrinė vieta, tai kaip žinia, mes veikiame kariuomenėje ir pati kariuomenė yra labai struktūrizuota ir turi labai aiškę savo hierarchinę struktūrą. Ir mes pačios priklausome gynybos štabui, kuris yra strategiškai aukščiausias štabas. Pačios dirbame visose padaliniuose, pradedant nuo sausumos pajėgų, baigiant oro ir jūrų pajėgų. Ir mūsų gynybos štabas turi tokį socialinės saugos skyrių, kuriame ir esame mes. Mūsų yra 7 socialinio darbo vadybininkės. Vėliau tolimesniai skaidriai parodysiu ir papasakosiu plačiau apie, kur mes esame pasiskirstę. Taip pat socialinis darbas Lietuvos kariuomeniai prasidėjo nuo 2018 metų. Tiesa, iš pradžių nebuvo tiek daug mūsų darbuotojų. Darbuotojų iš pradžių prasidėjo nuo 2 darbuotojų ir po truputį daugėjo jų skaičius ir kiekvienais metais vis plėtėsi socialinis darbas regionuose ir vis atsirasdavo kiekvienam regione. Kitaip mes vadiname įgulose, ar ne, kaip aš sakiau, Klaipėdos Tauragės, tai aš vadinasi Klaipėdos ir Tauragės regionus, irgi prižiūriu. Ir taip pat, ką reikėtų paminėti, kad pačios socialinio darbo vadybininkės nėra pačiame gynybos štabe, ar ne, fiziškai. Tai mes dirbame tiesiogiai su kariais, karių šeimomis, vadovybė ir esame pačiose kariuomenės daliniuose. Čia matote Lietuvos žemėlapį, šiek tiek yra ir dalinių. Šitie daliniai, kurie yra nupiešti schemoje, tai yra daliniai, kuriuose yra mūsų ugdomi šauktiniai kariai. Ir matote miestus didžiuosius, tos pagrindinius miestus, kuriuose mes ir esame pasiskirstę ir kuriuose mes būname daugiausia socialinio darbo vadybininkės. Čia turime fiziškai, esame nutolusios nuo gynybos štabo ir čia turime savo kabinetus. Esame tikrai arti karių, turime net ne po vieną kabinetą, o daugiau. Kai kuriuose daliniuose nuolat būname kiekvieną dieną, o yra dalinių, mažesnių dalinių, į kuriuos vykstame pagal savo nusimatytą tvarkaraštį ir taip pat į dar mažesnius dalinius galbūt vykstame pagal poreikį. Ir šitame žemėlapyje norėčiau aptarti socialinių mūsų paslaugų gavėjus, ar ne?
Tai, kaip ir sakiau, kad čia yra, matote, nupieštus dalinius, kuriuose tarnauja mūsų šauktiniai kariai. Tai tų dalinių yra daug daugiau, čia viskas netilptų į mūsų žemėlapį ir taip pat yra dar ir krašto apsaugos įstaigos prie krašto apsaugos, taip pat mes irgi su jomis dirbame. Ir mūsų paslaugų gavėjai yra tikrai jų nemažai, tai reikėtų galbūt irgi išskirti, kaip minėjau, šauktiniai kariai, ar ne, tai privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, mes vadiname juos sutrumpintai PPKT kariais. Taip pat tol, kol jie tarnauja 9 mėnesius pas mus ir jeigu jie susižeidžia irgi taip pat tarnybos metu mes rūpinamės ir jiems išėjus į atsargą jais. Taip pat mūsų pagrindiniai vieni iš gavėjų yra profesinės karo tarnybos kariai. Tai yra kariai, kurie tarnauja ir jų darbdavys yra kariuomenė, ne, jie yra pasirašę sutartis ir eina į darbą. Taip pat krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai, tai yra taip pat kariai, kurie yra pasirašę sutartis ir jie yra savanoriai, jie atvyksta tada, kada gali ir kada nori į tam tikras pratybas, užduotis, misijas. Taip pat mūsų paslaugų gavėjai yra kariūnai, tai yra karo akademijos studentai, kariai, kur 4 metus mokinasi pas mus, kad gautų pirmąjį karininko laipsnį, tai yra leitenanto laipsnį. Ir tol, kol jie pas mus studentauja, taip pat turi savo socialinės garantijas. Taip pat rezervo, tai yra atsargos ir rezervo kariai. Kartais būna, vėliau toliau papasakosiu, kad kariai tarnybos metu arba rezervo mokymų metu susižeidžia arba jiems kažkas atsitinka, tai mes dirbame ir su rezervo kariais, taip pat dabar labai garsiai skambantys komendantūros kariai, tai jie taip pat būtų priskiriami prie rezervo karių. Na ir sužeisti kariai, našlės ir našlaičiai, tai mūsų specialiosios paramos ir reikalaujančios grupės, tai yra dar gal pridėčiau dar ir sergančius karius arba karių artimuosius. Tai tokios mūsų socialinis paslaugų gavėjų grupės, pasiskirstimas pagal regionus būtų irgi, ir matot, labai plačiai ir tikrai labai plati mūsų kariuomenė. Ir kad suprasti, kam tas socialinis darbas reikalingas kariuomenėje, reikėtų paminėti karių tarnybos specifiką. Nes kariuomenės aplinka tikrai skiriasi nuo civilių institucijų ir socialinis darbas vyksta tikrai nuolatinio judėjimo, aukštesnio streso ir specifinės hierarchijos kultūros sąlygomis. Tai reikėtų pirmiausia paminėti, kad yra nuolatinis pasirengimas ir mobilumas. Tai kariai nuolat yra judantis tarp dalinių, pratybų zonų, misijų. Jų tarnyba tikrai reikalauja labai aukšto pasirengimo lygio, tai yra fizinio pasirengimo lygio, psichologinio, emocinio ir taip pat geografinio mobilumo. Ir tai tikrai labai sukelia didelį stresą bei socialinius iššūkius kariams bei jų šeimos nariams. Taip pat reikėtų paminėti, kad kariai išvyksta dažnai tarptautinės operacijas pratybas, tai dalyvavimas NATO ir tarptautinėse misijose sukelia papildomą psichosocialinę naštą tiek kariams, tiek jų šeimoms, ir socialinis darbuotojas koordinuoja paramą ir tolimų komandiruočių metu. Ir taip pat informacinė aplinka. Tai kariuomenėje yra daug konfidencialios informacijos ir socialinis darbuotojas turi išlaikyti aukštus konfidencialumo standartus, taip pat tuo pačiu metu užtikrinamas skaidrų ir patikimą komunikavimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Na ir dar prie to paties nuolatinio pasirengimo gal reikėtų irgi paminėti, dar išplėsti, kad tikrai kariam yra didžiulė rizika dalyvaujant pratybose, misijose, kitose užduotyse susižeisti. Tai jie tikrai turi didžiulę riziką ir dėl to mūsų vienas iš pagrindinių darbų irgi yra padėti sužeistiem kariam. Tai ta rizika yra kasdienė ir tie susižeidimai būna tikrai gan kartais lengvi, bet kartais tikrai labai dideli ir stiprus. Pareigybės reikalavimai. Mūsų pareigybės reikalavimai pozicijai keliami aukšti profesiniai asmeniniai reikalavimai, užtikrinantis kokybiškų žmogiškų ir orių paslaugų teikimą kariams bei jų šeimoms. Taip, pirmas reikalavimas tikrai svarbus yra aukštas socialinio darbo išsilavinimas, taip pat teisės aktų išmanymas. Tai karių socialinės garantijas reglamentuojančių įstatymų ir krašto apsaugos norminių aktų išmanymas būtų prie reikalavimų ir taip pat organizaciniai gebėjimai.
Tai būtų gebėjimas planuoti, koordinuoti, vykdyti sudėtingus procesus dideliai biurokratiniai struktūrai, taip pat problemų sprendimas, kritinis mąstymas ir, manau, labai svarbus gebėjimas valdyti didelius informacijos srautus ir prioritetus. Ir prie specifinių įgūdžių gal pridėčiau empatiją, konfidencialumo išlaikymą, gebėjimas dirbti su traumas patyrusiais asmenimis. Tikrai didelis privalumas būtų kariuomenės struktūros išmanymas ir mano manymu labai svarbus pilietiškumas ir patriotiškumas, nes kaip tu gali dirbti su kariu ir tikėti jo misiją, ar ne, jeigu tu nesi patriotas, pilietiškas ir netiki mūsų kariuomenės pačią misiją, ar ne, ir kariuomenės svarba. Socialinio darbo vadybos misija Lietuvos kariuomeniai. Tai yra teikti individualizuotą ir integruotą socialinę paramą, kuri galina karius įveikti profesinius ir asmeninius iššūkius. Tai parama kariams, tai yra kaip minėjau, ar ne, prieš tai tikrosios karo tarnybos kariams, tai yra aktyviai tarnaujant, atsargos kariams perėjimo laikotarpio ar po tarnybos, dimisijos kariams po tarnybos pabaigos. Čia plačiau po to paminėsiu kodėl minim dimisijos karius, kurie išeina jau po tarnybos pabaigos ir yra nekviečiami į mobilizaciją. Ir parama karių artimiesiems. Tai šeimos nariams, sutuoktiniams, vaikams, našlėms ir našliams po kario žūties ir našlaičiams, nepilnamečiams vaikams, netekusiems kario tėvam motinos. Kada mes kviečiame kreiptis mūsų karius į socialinio darbo vadybininką. Žinoma, visada pasakome kariam, kad yra tam tikrai klausimai, kuriais gali kreiptis į mus, bet taip pat ir visada paminime jiems, kad ne viskas gyvenime įsideda į tam tikrus stalčiukus, ar ne, ir atsiranda dar tam tikrų problemų, kur socialinis darbas galbūt nebuvo prisiliestas, bet galbūt mes praplėsime jį kariuomenėje. Tai visada būna dar kitų klausimų, kuriais kreipiasi kariai. Bet vieni pagrindinių yra, mūsų pagrindinis darbas, kaip minėjau, yra su sužeistais kariais. Viena pagrindinių kasdienių funkcijų, tai kariai kreipiasi į mus, kai patyrė traumą ar buvo sužeisti tarnybos metu. Jeigu jų sveikata sutrinka dėl tarnybinių užduočių vykdymo, tai mes palydime karį, turime savo krašto apsaugos ministerijos kompensacijas, padedame jiems susitvarkyti tas kompensacijas, palydime jame visame tame procese. Ir taip pat tarpininkaujame, informuojame apie sveikatos priežiūrą, pagelbėjame kitais klausimais. Taip pat, kai kariai patiria traumą ir ne tarnybos metu, tai yra pakeliui į tarnybą, iš tarnybos, kartais mūsų profesinės karo tarnybos kariam ypatingai atsitinka nelaimė savaitgalių metu, avarijos įvairios ir jiems reikalingas sveikatos priežiūros organizavimas, kaip psichologinė pagalba, kita kažkokia tam tikra pagalba šeimos nariams, tai mes lygiai taip pat įsitraukiame į šią pagalbą ir tikrai nepaliekame savo karių vienų spręsti savo problemas. Taip pat, kai kariai išvyksta tarptautinės operacijas, tai kariam kartais nutinka bėdų tarptautinėse operacijose jų metu, bet labai dažnai būna, kad reikalinga pagalba čia esantiems šeimos nariams. Kai kariai susirga patys ar susirga jų namiškiai. Tai pagelbėjame dėl materialinių pašalpų irgi prašymų rašymo, taip pat žiūrime, kokią pagalbą galėtumėm iš savivaldybės pusės jiems pasiūlyti. Taip pat organizuojame psichologinę pagalbą, dvasinę pagalbą. Taip pat, kai kariai netenka artimojo, lygiai taip pat dėl materialinių pašalpų, kitų išmokų pagelbėjame. Taip pat kariams kartais reikalingas ir tiesiog palaikymas iš mūsų pusės. Taip pat, kai sunki materialinė padėtis, organizuojame įvairias akcijas, tokias kaip pyragų dienos, kitokias akcijas, kurių metu surenkame lėšas sunkioj materialiniai padėti atsidūrusiam kariui. Tai gali būti sunki materialinė padėtis dėl gaisro, dėl kitų dalykų, dėl kažkokios tam tikros irgi ligos atsiradusios, dėl vaiko negalios ir kitų dalykų. Taip pat, kai reikia kariams pagalbos priimant vaikus iki mokyklinio ar bendrojo ugdymo įstaigas, tai šitoje vietoje mes turime tikrai savo atskiras garantijas kariam, kurie rotuojasi iš vienos savivaldybės į kitą. Kariai turi savo tam tikrose savivaldybėse pirmenybės, tai mes informuojame apie tą pirmumo teisę. Taip pat, kai kariai grįžta iš kitų užsienio šalių, irgi diplomatai grįžta pas mus
į tam tikrą savivaldybę, irgi taip pat tarpininkaujam, informuojame, kartais ir čia esantiems kariams reikalinga pagalba ir tam tikri iššūkiai, tai mes būname tarpininkas, atstovas su švietimo skyriui. Taip pat, kai kariai susiduria su priklausomybių problemomis, smurtas artimoje aplinkoje, išgyvenimai, nesutarimai, skyrybos šeimoje. Taip pat, kai visos mūsų šauktinių karių garantijos, jie turi savo atskiras tam tikras garantijos, kurios yra būdingos tik jiems. Taip pat informuojame karius apie šitas garantijas, tarpininkaujame su kitom institucijom dėl jų įgyvendinimo. Ir taip pat, kaip minėjau, dirbam su atsargos dimisijos kariai, tai pagrindiniai mūsų atsargos dimisijos kariai, tai yra kariai, kurie yra išėję į pensiją jau ar ne, nebetarnauja, kurių sveikata sutrinka dėl tarnybinių užduočių vykdymo ar kario statusą. Tai mūsų šitie kariai turi atskiras socialinės garantijas ir mūsų skyrius yra atsakingas už tai, kad nuolat informuoti apie pasikeitusius teisės aktus, apie pasikeitusias pagerėjusias socialinės garantijas, pasiūlyti jiems pasinaudoti tomis socialinėmis garantijomis, padėti užpildyti prašymus, dalyvauti visame šitam procese, kol karys gauna socialinę garantiją. Taip pat turime ir kitų veiklų. Tai kitos mūsų veiklos būtų psichologinės paramos koordinavimas, tai bendradarbiaujam labai glaudžiai su kariuomenės psichologais, nukreipiame, jeigu reikia, į specializuotą pagalbą, krizinių situacijų valdymas, taip pat bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, institucijomis, tai turime glaudų ryšį su mūsų Lietuvos kariuomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, viešos įstaigomis, valstybinės institucijomis. Taip pat dalyvaujame koordinavimo grupėse, tai aktyvus dalyvavimas vyksta paramos sužeistiems kariams koordinavimo grupėje, kitose tarp institucinėse struktūrose. Taip pat globojame mirusių karių šeimas, tai nuolatinis rūpestis mirusių karių šeimomis, kuriuose auga nepilnamečiai arba studentai vaikai. Taip pat teikiame pasiūlymus dėl garantijų gerinimo. Tai nuolat teikiame pasiūlymus Krašto apsaugos ministerijai dėl socialinių garantijų kariams tobulinimo ir dalyvavimas projektuose. Tai nuolat aktyviai įsitraukiame į kariuomenės socialinės reintegracijos projektus, į renginių organizavimą. Turime savo kasmetinius renginius sužeistiem kariam ir taip pat mirusių karių šeimoms. Na ir ką reikėtų dar irgi paminėti, kad socialinio darbo vadybininko ryšiai Lietuvos kariuomenėje, ir čia matot schemą, socialinio darbo vadybininkas būtų viduryje ir tas efektyvus socialinis darbas vyktų tada, kai ryšiai yra geri su kariuomenės vadovybė, taip pat labai stiprus ryšys mūsų su dalinių personalo specialistais, kasdienis darbas, ar ne, taip pat su pačiu kariu ir jų šeima, su teisininkais, kapelionais, psichologais ir dar galbūt šitoj schemoj reikėtų dar nupiešti irgi taip pat darbų saugos specialistas labai svarbus irgi mūsų ryšys ir taip pat labai svarbus ryšiai yra su kitom institucijom, būtų su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurias dirba mūsų karių labui. Kokie iššūkiai būtų socialiniam darbe Lietuvos kariuomenėje, ne? Tai vienas iš iššūkių būtų didelis darbo krūvis. Tai vienam socialiniam darbuotojui tikrai dažnai tenka aptarnauti didelį karių skaičių. Ir tai reikalauja puikių laiko valdymo įgūdžių ir prioriteto nustatymų. Ir sprendimas galbūt būtų dar glaudesnis tarpžinybinis bendradarbiavimas su psichologais, teisininkais, personalo specialistais, kad būtų labiau vyktų ta komandinė sistema. Taip pat iššūkis būtų nuolatiniai pokyčiai. Tai dažni teisės aktų pakeitimai tikrai reikalauja nuolatinio mokymosi, mūsų lankstumo, greito prisitaikymo prie naujų reikalavimų, o sprendimas būtų tai reguliarūs mokymai, seminarai, mainų programos su NATO partneriais, kurie užtikrintų nuolatinį kvalifikacijos kėlimą. Taip pat informacijos srautų valdymas, tai problema yra konfidencialios informacijos apsauga, kartu su greitu ir tiksliu duomenų apdorojimu, tai yra tikrai sudėtingas balansas. Na ir sprendimas būtų šiuolaikinių informacijos valdymų ir personalo sistemų diegimas kariams, kuris užtikrintų saugumą ir efektyvumą. Dar viena tema, kurią minėjau, kad aptarsiu, tai yra kario šeima, nematomas frontas.
Socialinio darbo vadyba orientuota ne tik į karius, bet ir į šeimos narius. Kiekvienas karys grįžta namo į šeimą, kuri jį palaiko, laukia, patiria savo išbandymus. Ir tai yra frontas, kurio nematyti, tačiau jis nemažiau svarbus. Gal čia reikėtų paminėti kario šeimos sampratą, kas tai yra ta kario šeima, kad tai yra ne tik karys, bet ir kario sutuoktinis, vaikai, tėvai ir kiti artimieji, kurie gyvena kario, kario tarnybos ritmu, ar ne? Karys išvyksta į pratybas, į misijas, tai šeima laukia ir jį gyvena tuo pačiu ritmu kaip ir pats karys. Ir tikrai labai dažnai mūsų kariai negali pasimti tam tikrais mėnesiais, tam tikrom dienom atostogas, netgi jiems būna nustatyta, kartais būna nustatyta tik tam tikras mėnuo ir tam tikros dienos, kada jie gali išeiti į atostogas, tai vadinasi, į atostogas gali išeiti ne tik karys tuo metu, bet ir visa šeima. Tai visa šeima gyvena tuo pačiu ritmu, kariuomenės ritmu. Ir tikrai pas mus labai dažnai yra sakomas posakis, ypatingai vadai labai dažnai sako, tarnauja ne tik karys, bet ir visa kario šeima. Tai yra teisybė iš tiesų ir dėl ko tas socialinis darbas turėtų būti orientuotas ne tik į patį karį, bet ir į pačią kario šeimą, todėl kad tai yra nematomas frontas, kuris yra labai svarbus mūsų kariams. Na, o pagrindinės kario šeimos problemos ir poreikiai tai būna psichologinė įtampa, tai nerimas dėl kario saugos misijų metu, laukimo stresas, emocinis pervargimas, skyrybų rizika ilgų komandiruočių laikotarpiu. Taip pat labai dažnai pasitaikantis perkelimo ir rotacijų iššūkiai. Tai dažnas gyvenamosios vietos keitinimas apsunkina vaikų mokymasi, sutuoktinio karjeros galimybės ir socialinių ryšių palaikymą. Taip pat finansiniai sunkumai, draudimo, kompensacijų, išmokų sistemos sudėtingumas, taip pat finansinis nestabilumas sužeidimo ar kario žūties atveju, taip pat dar pridėčiau ir pačio kario ar šeimos nario negalios atveju, kiti sunkumai, kitos nelaimės, kurie gali atsitikti, tai gaisrai ar vagystės ir visa kita. Taip pat informacijos stoka. Šeimos nariai dažnai nežino, kokiamis garantijomis gali naudotis, kur kreiptis pagalbos kritiniais momentais. Na ir kiti sunkumai, tai socialinė izoliacija naujame mieste, vaikų elgesio problemos, tėvystės iššūkiai vieno iš tėvų nebuvimo laikotarpiu, šeimos narių negalia, kiti sunkumai. Na ir kokie iššūkiai teikiant pagalbą ir kas trukdo mūsų socialinio darbo efektyvumui. Tai yra labai didelė stigma susijusi su psichologinės pagalbos ieškojimu, jie yra viena didžiausių kliučių mūsų efektyviam socialiniam darbui kariuomenėje. Ir išskyriau tokius 3 barjerus, kurie trukdo mūsų efektyviam darbui. Tai yra sisteminiai barjerai, tai yra tikrai labai didelės biurokratinės procedūros, kartais ilgos eilės pas sveikatos specialistus, nepakankamas finansavimas, riboti žmogiškieji ištekliai, kurie lėtina mūsų pagalbos procesą. Taip pat kultūriniai ir psichologiniai barjerai, tai yra, kaip ir minėjau, susijęs su stigma, ar ne, tai kariuomenės kultūrai vis dar yra įsišaknijęs tas stiprumo mitas, kuris tikrai labai dažnai stabdo karius ar jų šeimos narius kreiptis pagalbos laiku. Ir geografinis izoliavimas, tai kartais kariai ir jų šeimos gyvena atokiau, tolimesniuose regionuose, yra dislokuoti užsienyje ir turi ribotą prieigą prie mūsų specialistų pagalbos ir negali laiku pasinaudoti ją. Ką minint apie pagalbą šeimom, reikėtų tikrai labai paminėti mūsų vieną pagrindinių grupių mirusių karių šeimų globa ir rūpestis jomis. Tai socialinio darbo vadybininkai atlieka tikrai ypatingą vaidmenį, lydint šeimas, netekusias kariuomenėje žuvusio artimojo, nuo pirmųjų krizės dienų iki ilgalaikio palydėjimo, kol šeimose auga nepilnamečiai vaikai, taip pat ir kol studentai vaikai. Tai kokios mūsų pagrindinės veiklos su šiomis šeimomis yra? Tai renginių bei akcijų organizavimas, jų įgyvendinimas, sujungiant šeimas su kariuomenės bendruomenė. Taip pat kvietimas į Lietuvos kariuomenės ar kitų Lietuvos kariuomenės nevyriausybinio organizacijų organizuojamas šventes, minėjimus ir vaikų stovyklas,
individualūs susitikimai su šeimomis, reguliarius ryšys ir emocinis palydėjimas, tai esant poreikiui taip pat specializuotų specialistų paieška kitose institucijose ir taip pat finansinės paramos organizavimas po kario netekties, kompensacijų ir išmokų administravimas. Socialinių garantijų administravimo efektyvumo užtikrinimas. Tai Lietuvos kariuomenės socialinių garantijų administravimo efektyvumas tikrai tiesiogiai veikia karių motyvaciją, pasitikėjimą, valstybę ir bendrą saugumo jausmą. Ir kai karys žino, kad sistema juo rūpinasi, jis tikrai gali visiškai būti susikoncentruotas pilnai į tarnybą, o socialinio darbuotojo vaidmuo, manau, yra kertinis, užtikrinant, kad šios garantijos būtų ne tik numatytos įstatymiškai, bet ir efektyviai bei humaniškai administruojamas kiekvienu individualiu atveju. Tai, kaip minėjau, mes turime 7 tikslinės grupės, tai yra skirtingos karių ir jų šeimų kategorijos, kurioms teikiame socialinės paslaugas. Tai turime daugiau negu 10 garantijų rūšių, socialinių garantijų kategorijų spektras nuo atlyginimų ir integracijos programų, plačiau papasakosiu dar, ir taip pat 100% įsipareigojimą, humaniškai ir individualus požiūris į kiekvieną karį ir jo šeimą. Ir karių socialinės garantijos, kas į jas įeina, tai trumpai aptarsim finansinės garantijos, tai yra tarnybiniai atlyginimai, priedai, premijos, logistinis aprūpinimas, tarnybinės pensijos, sveikatos ir draudimo apsauga, mūsų čia tikrai tema ir mūsų socialiniai darbuotojai daugiau dirba prie šito, tai draudimas, kompensacijos, sveikatos priežiūros, sužeistų ir sergančių karių socialinės garantijos, taip pat mokymosi karjeros galimybės, tai garantijos mokymosi stažuotės tarptautinių operacijų metu, atostogų teisė ir reintegracijos ir šeimos parama, tai tarnybą baigiančių karių socialinė integracija į civilį gyvenimą, parama karių šeimoms visais tarnybos etapais. Na ir efektyviai administruojamos socialinės garantijos, tai yra investicija, kaip ir minėjau, į kariuomenės kovinę parengtį ir nacionalinį saugumą. Dar vieną temą irgi šiandien trumpai priliesiu, tai perėjimo iš tarnybos į civilį gyvenimą, vadyba ir atsargos karių integracija. Karys baigęs karinę tarnybą tikrai susiduria su esminiu gyvenimo pokyčiu, perėjimu iš struktūrizuotos karinės aplinkos į civilę visuomenę. Ir šis procesas reikalauja sistemingos empatijos, grįstos pagalbos, kad integracija būtų sklandi, sėkminga tiek profesinių, tiek asmeninių lygmenių. Ir krašto apsaugos sistemos parama į atsargą išeinantiems kariams, tai būtų bendradarbiavimas su institucijomis, kariai gali pasinaudoti specialiai jiems pritaikytomis programomis, kurios siūlo kitos organizacijos ir valstybės institucijos, padedančios sklandžiai perėti į civilį gyvenimą, tai tokia kaip užimtumo tarnyba, kuri siūlo atsargos karių banką. Taip pat specializuotos programos atsargos kariams siūlomos specializuotos ir perkvalifikavimo kompetencijų tobulinimo programos, kurios leidžia pritaikyti karinės žinias įgūdžius naujoje darbinėje aplinkoje. Tai mes turime galimybę mokytis kursus prieš išeinant į tarnybinę pensiją, kariai gali mokytis tą, ką patys sugalvoja, ką nori ir gali įgyvendinti savo senas svajones. Taip pat medicininė reabilitacija, kariams ir jų šeimos nariams teikiamos medicinės reabilitacijos paslaugos, skirtos fiziniai ir psichologiniai sveikatai palaikyti bei atkurti po tarnybos. Kariai išėję į tarnybinę pensiją, dar 2 metus gali naudotis mūsų karių reabilitacijos centru, atvykti su šeima sveikatintis ir taip pat visuomeninė veikla, tai atsargos kariai nuolat kviečiami yra mūsų krašto apsaugos aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, tai yra prisidėti prie Lietuvos kariuomenės nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, bendruomenių, kuriuose galima puoselėti patriotiškumą, tarnybos vertybės, perteikti savo įgytas žinias, tai yra ir Šaulių sąjungoje, dalyvauti įvairiose vaikų stovyklose, taip pat kitose asociacijose. Na ir kodėl tai yra svarbu, ar ne? Kodėl, su kokiais iššūkiais perinant iš karinės tarnybos į civilį gyvenimą susiduria kariai. Tai perėjimas visų pirma iš karinės civilinę aplinką nėra vien administracinis procesas. Tai reikėtų paminėti, kad tai yra kariams gilus asmeninis ir socialinis pokytis, kelintis iššūkių. Nes kariai tikrai tarnauja ne 1 ir ne 10 metų, o dažniausiai po 20 ir 30 metų, kai kurie kariai būna nedirbę net kito kažkokio darbo, nuo pat pradžių yra vien tame, kaip mes minime, kariuomenės burbule ir tikrai jie turi labai daug iššūkių išeinant į civilį gyvenimą. Tai vien iš iššūkių paminėčiau lūkesčius,
jie atėję tarnauti į kariuomenę tikėjosi, kad išėję į pensiją nereikės mokytis naujų dalykų, taip pat tikėjosi, kad išeis į orią pensiją ir nereikės dirbti kitų darbų. Tai čia yra tikrai iššūkis, kuris kartais kelia galvos skausmą jiem. Taip pat kompetencijų neatitikimas, tai kartais įgytos žinios ir patirtis ne visada atitinka mūsų civilio gyvenimo ar ne, darbus. Tai kariai tikrai susiduria su kompetencijų neatitikimu ir jiems reikia persikvalifikuoti, mokytis naujų dalykų. Ir socialinis statusas ir finansiniai poreikiai. Kariai susiduria su iššūkiu, kad kariuomenėje ar ne turi tam tikrą savo statusą, kartais ir aukštą labai socialinį statusą ir gerą finansinį pagrindą. Ir išėjęs į pensiją jis tą finansinį pagrindą kartais tikrai praranda ir tarkim, ta pensija galbūt ir tarnybinė pensija nuvilia ir jinai nėra tokia aukšta, kokios tikėtųsi. Tai čia yra tikrai labai daug iššūkių kariam ir mes socialinio darbo vadybininkai atliekam dažniausiai tokį kaip ir tarpininko, informatoriaus vaidmenį šitam perėjimo iš tarnybos į civilį gyvenimą jų laikotarpį. Ir, kaip minėjau, pabaigai paminėsiu apie sužeistų karių įgalinimą, lygybę ir įtrauktį ir papasakosiu apie reintegracijos projektą Sužeistų karių savaitė, bei trumpai paminėsiu apie tarptautinės sužeistų karių žaidynės Invictus Games. Tai yra dvi svarbios iniciatyvos, kurios kompleksiškai sprendžia sužeistų ir traumuotų karių reintegracijos į visuomenę klausimus. Įgalinimas. Tai kariai skatinami atgauti pasitikėjimą savimi, ugdyti naujus įgūdžius, aktyviai dalyvauti savo gijimo procese. Lygybė, tai kiekvienam kariui nepriklausomai nuo jo sužeidimo tipo ar laipsnio sudaromos lygios galimybės gauti paramą, dalyvauti programuose. Ir įtrauktis, tai yra kuriama auganti bendruomenė, kurioje sužeisti kariai jaučiasi priimti, suprantami ir neatskiriama Lietuvos kariuomenės šeimos dalis. Sužeistų karių savaitė tai yra renginys, organizuojamas traumas tarnyboje patyrusių karių reabilitacijai, atsistatymui. Pati programa apima fizinės ir psichologinės gerovės veiklas, naujų įgūdžių ugdymą, tarpasmeninių ryšių stiprinimą. Kam ji skirta? Tai, kaip minėjau, sužeistiems ir traumas patyrusiems kariams, kuriems reikalinga saugi erdvė gijimui, pokalbiams, atsistatymui po tarnybos, finansuojamas dalinai iš krašto apsaugos projekto lėšų, organizuojamas Lietuvos kariuomenės paramos fondų, šiuo metu sužeistų karių fondo, kartu su mumis Lietuvos kariuomenės socialinėmis darbuotojomis ir kitais specialistais. Taip pat karių dažnai apibūdinama šitą savaitę kaip vienos didelės šeimos susitikimas, tai saugi šilta erdvė, skatinanti atvirumą, tarpusavio ryšį. Ir šiandien kviečiu pasižiūrėti trumpą dokumentinį filmą apie sužeistų karių savaitę, kuris yra sukurtas kartu su Lietuvos kariuomenės specialistais, tai video ir fotografais ir atspindi sužeistų karių savaitės esmę, tai yra gijimą, draugystę, vilties atsigavimą. Traumą patyriau šaukimo pabaigos metu. Kursų metu išsisukovoja, mėgau sportuoti. Nesėkminga operacija, gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. 2015 Afganistane nukrito kaip sraigtasparniu. Trauma įvyko važiuojant į tarnybą, į husarus. Traumą patyriau Ukrainoje. Šovė raketa į mašiną. Vieną sekundę stiprus, o kitą. Sužeistų karių savaitė yra vienintelis tokio pobūdžio projektas, jau kasmetinis šiemet 6 kartą vykstantis, skirtas Lietuvos sužeistiem kariam, kurie patyrė įvairias traumas, sužeidimus. Programa pirmiausia orientuota į kiekvieną žmogų, pagal jo turimą traumą, sužeidimą, ligą, jam sudaromos procedūros dienos bėgyje. Rytą stengiamės pradėti visi kartu bendra mankšta. Tie, kurie negali dalyvauti bendrose mankštose, jiems yra sudaromos asmeninės mankštos. Vėliau eina pagal sudarytą programą į procedūras. Po sunkių traumų, kai atvažiuoja į SKS,
mato, kad tų traumų yra pas visus. Galbūt pas kai kurios labiau matosi fizinės traumos, bet tų traumų, kur nematom psichologinių, mes negalim įvertinti, tačiau bendraujant, po truputį žmonės iš to kapstosi. Socialinio darbo vadybininkės dirbame su sužeistais kariais. Kiekvieną dieną palydime jį sužeistą karį jo gydymo procese, traumos, sužeidimo ar profesinės ligos gydymo procese. Todėl sužeistų karių savaitėje mums yra žinomos visos jų traumos, atsistatymai. Mes žinome kiekvieną kario problemą, pažįstame jo šeimą, žinome jo nueitą kelią. Pastebėjome per daugelį metų, kol vyko šis projektas, jau 6 metus ar ne, jisai vyksta, mes pastebėjome, kad susibūrė labai stiprus sužeistų karių bendruomenės branduolys, kurie yra labai atviri ir naujiems sužeistiems kariams. Šiais metais tikrai labai džiaugiamės, kad galėjome pakviesti sužeistų karių savaitę net 50 karių. Tai yra labai daug, ar ne? Projektas išaugo iš 8 ar ne, žmonių į 50. Tuo pačiu sportas turi ir teigiamą pusę psichologiniai būsenai, vis tiek judesys, visos hormonai, visi sukyla ir adrenalinas, teigiamos emocijos ateina. Kad ir trumpa mankšta, kad rytinė 15 minučių pusvalandžio mankšta ar paprastas pasivaikščiojimas turi teigiamos emociniai būkliai, kaip ir pačiai tavo savijautai. Reabilitacija gali duoti teigiamų dalykų ir atsistatyti po traumų. Praėjus reabilitaciją gali tikrai pakeisti labai stipriai gyvenimo kokybę. Dirbant su kineziterapeutais ir pritaikę pratimus atitinkančius, kad aktyvuoti tas raumenų grupės, kurios yra pažeistos, kurios yra nusilpę, kurias reikia atstatyti, kad gautų balansą. Meno terapija padeda sužeistiems kariams pajusti bendrystę, parodyti, kaip jie supranta instrukcijas kartu, sustiprina tarpusavio ryšį, palaikymą, padeda galbūt išsikalbėti kažkokiom jautresnėm temom, kartu per bendrą veiklą, kuri iš tikrųjų neįpareigoja, padeda atsipalaiduoti, pažinti vieni kitus. Pagrindinis tikslas yra pajusti tą bendrystę, palaikyti vieni kitus, kažkaip suartėti, pajusti tą ryšį ir kad tai vėlgi tai yra dalykas, kuris stumia į priekį, nepaisant to, kad kartais gyvenime įvyksta įvairių dalykų, tiek tarnyboje, tiek ir apskritai kažkokiose veiklose. Juk kaip mes taip kiekvienas apie save pagalvotumėm, kaip mes dažnai apskritai prisiliečiam prie lapo, pasiemam pieštukus ar ten kažkokį volelį ar dažus. Tai yra neįprasta, tai yra tarsi nenormalu, nes nėra laiko. Bet iš tikrųjų čia tikslas yra ne rezultatas, ne grožis, ne kažkoksai tai tikrai išpildytas labai didelis dalykas. Mes čia neriam į procesą, padedam atsipalaiduoti, išlaisvinti savo emocijas, energiją, nes taip kiekvieną dieną, ką ir sakot, iš tikrųjų ta energija kaupiasi ir tai nusėda kažkur kūne, kažkokie blokai atsiranda, mums pradeda kažką skaudėti, mes jaučiamės kažkaip neįprastai, negerai. Tai būtent meno terapija, tokios neįpareigojančios veiklos padeda, kaip ir sakau, išlaisvinti savo sielą ir tuo pačiu tikrai sustiprina tą bendrystę. Gedimino stulpai simbolizavo valstybę. Kariai ginantis ją, tai yra kaip ir pamatas arba garantas tai, kad valstybė yra saugoma. Bet visų esmė arba svarbiausias žmogus valstybėje tai yra pats silpniausias arba sužeistas šiuo atveju karys. Tai mes šito ženklo norim parodyti, kad kariuomenė saugo valstybę, o valstybė turi rūpintis savo silpnaisiais arba labiausiai nukentėjusiais arba ją ginusiais žmonėms. Tai čia matėte filmą, kuris yra tikrai svarbus informacinis ir emocinis įrankis, padedantis visuomeniai suprasti karių patirtis, bei skatinantis naujus dalyvius prisijungti prie šios bendruomenės. Ir taip pat apie karių įgalinimą. Kalbant apie karių įgalinimą, reikėtų paminėti dar kitą iniciatyvą, tai ir Tarptautinės sužeistų karių žaidynės Invictus Games,
25 metais Lietuvos kariuomenės sužeisti kariai pirmą kartą dalyvavo šiose žaidynėse. Jos vyko Vankuveryje, Kanadoje. Tai buvo reikšmingas žingsnis Lietuvos karių reintegracijos istorijoje. Pritaikytos rungtys, tai sporto rungtys individualiai pritaikytos pagal kiekvieno kario sužeidimo lygį galimybės, užtikrinant visapusišką įtrauktį. Taip pat kariams iš viso pasaulio kariuomenių sudaromos galimybės ruoštis žaidynėms specialiose stovyklose, ugdant fizinius, psichologinius įgūdžius. Socialinis darbuotojas nuolat skatina karių dalyvavimą, atlieka lydėjimo funkciją žaidynėse, palaikydamas karius emociškai ir logistiškai. Ir taip pat dalyvavimas įkvepia ir stiprina pasididžiavimą, dvasinę stiprybę, atsparumą potrauminiam stresui ir skatinant grįžimą į aktyvų gyvenimą. Na ir norėčiau eiti prie savo pranešimo pabaigos, prie išvadų. Socialinis darbas krašto apsaugos sistemoje yra tikrai neatsiejama Lietuvos kariuomenės stiprumo dalis. Ir efektyvi pagalba kariams tai ne tik humanistinė pareiga, bet ir strateginė investicija į šalies saugumą bei gynybinį potencialą. Tai efektyvus socialinis darbas krašto apsaugoje, kuriam svariai prisideda socialiniai darbuotojai, yra ne tik pareiga, bet ir strateginė investicija Lietuvos kariuomenės stiprybę ir šalies saugumą. Ir taip pat, kad gerai paremtas psichologiškai sveikas ir visuomenė integruotas karys, tai yra pats tvariausias indėlis į Lietuvos gynybinį pajėgumą ilguoju laikotarpiu. Ir taip pat mes visada kariams savo irgi primename Landrė Lašansio žodžius, kad nesistenk pats vienas imti ant savo pečių to, ką mes turime nešti kartu. Tai noriu padėkoti, ačiū Jums už dėmesį. Ačiū, Reda, už labai įdomų iš tikrųjų pranešimą ir turbūt nedažnai ir ne kiekvienas žinojome, kad yra socialiniai darbuotojai ir socialinis darbas vyksta kariuomenėje. Tai tikrai labai ačiū, o klausimų gausa parodo iš tikrųjų susidomėjimo pranešimu. Turbūt ne vienas kolega ir užsimanė galbūt ir pradėti savo karjerą kariuomenėje. Tai iš tikrųjų einam prie klausimų, nes jų yra nemažai ir bandysime juos atsakyti. Taigi, Reda, klausimai po šito jūsų pranešimo. Jau šiek tiek minėjot, bet galbūt dar galite šiek tiek ir akcentuoti, tai yra kokių kompetencijų tobulinimas kariuomenėje dirbant socialinių darbuotojų yra aktualus. Svarbiausias galbūt dalykas, mano manymu, ką reikėtų tikrai labai išmanyti, tai pirmiausias dalykas, tai gal pačios krašto apsaugos sistemos struktūros išmanimas būtų, tikrai įsigilinti į mūsų krašto apsaugos sistemos norminius aktus, į teisės aktus. Kai šitą išmanai, tada gali toliau tobulintis. Tai va šitas, manau, labai svarbus dalykas. Va čia pradžiai būtų. Ačiū. Kitas klausimas. Kuo socialinių darbuotojų darbas su kariais skiriasi nuo darbo su civiliais? Kokia jūsų būtų nuomonė ir kokius aspektus čia išskirtumėte? Pats socialinis darbas tikrai labai skiriasi. Kaip minėjau jau prieš tai, kad tikrai yra vis dar kartais kariuomeniai pasitaiko ta stigma. Ir ta stigma pasitaiko ir iš pačių vadų dar kartais net, kurie vadai tai diktuoja visam daliniui, ar ne, koks turėtų būti karys. Tai tas persiduoda ir tolimesniems, ir patiems eiliniams kariams, kad ta stigma, kad karys turi būti tik stiprus ir jis negali būti kitoks. Tai va čia su šita stigma yra tikriausiai sunkiausia, nes kad sunku prieiti, ar ne, sunku tą pagalbą pasiūlyti, nors mes matome, kad ta pagalba galbūt reikalinga, tačiau kartais vis dar šitas stigma tikrai labai pasitaikanti yra. Tai šitas skirtumas yra didžiausias. Na ir kuo skiriasi, tai galbūt, kad čia labai dažnai mes socialiniai darbuotojai tiesiog kartais patys pastebime pagalbos poreikį. Tiesiog iš šono, kad kariui reikėtų, ar ne? Galbūt į kitas institucijas, į socialines institucijas kitas ateina civiliai žmonės, kuriems jau reikalinga, jie jau ateina, jau prašo pagalbos. O mes čia kartais turime tiesiog šalia būnant pastebėti ir pasiūlyti. Bet toks tas skirtumas yra galbūt irgi. Ačiū. Kitas klausimas. Ar Lietuvos kariuomenės socialiniai darbuotojai palaiko profesinį bendradarbiavimą su Ukrainos kolegomis? Ir jei taip, kokios praktikos ar modeliai buvo perimti ir adaptuoti?
Mes patys esame net organizavę kelias sužeistų karių savaitės. Taip pat ir Ukrainos kariam, čia šiandien nepaminėjau, kad buvo kelis metus iš eilės ir kvietėme iš Ukrainos kariuomenės karius dalyvauti sužeistų karių savaitėje, bet pačio modelio galbūt iš jų nesame visai pilnai perėmę, gal dėl to, kad mes tiesiog mūsų fiziškai yra mažai, mūsų yra tik 7 socialinės darbuotojos ir mes galbūt neturime tiek pajėgumo perimti. Mes su modeliais esame susipažinę jų, esame išklausę jų pristatymus ir ateityje tikrai labai būtų smagu irgi perimti tą modelį, nes ten tikrai ir nevyriausybinėse organizacijose daug tų socialinių darbuotojų dirba ir Ukrainoje ir tikrai labai gražus pavyzdys, kaip ir su prevencija dirba irgi bet mes tiesiog neturime tokių pajėgumų dar kol kas šiai dienai, kad visiškai atitikti jų patirtį, perimti. Ačiū. Kitas klausimas būtų jūsų nuomonė, čia galbūt klausia, gal turit savo įžvalgų ir tik savo pastebėjimų, ar būtent kolegos klausia, kokių socialinės pagalbos pokyčių reikėtų sistemoje, kad pagalba kariams būtų dar efektyvesnė. Toks provokuojantis šiek tiek. Aha, tikrai. Tai daug tų pokyčių galima būtų padaryti. Mes vis nuolat iš tiesų esame pokyčiuose ir mūsų skyrius tai iš vis nuolat besikintantis ir vis atrodo vis daugiau kažkokių mes atrandam savo sričių, kur galime dar dirbti ir kaip galima būtų patobulinti. Tai vizija, misija būtų, kad galima būtų įkurti programėlę telefone, kad karys iš fronto lauko ar kitaip iš pratybų lauko, iš misijos galėtų paspausti ir susirasti visą programėlėje savo reikiamą socialinę pagalbą. Taip pat galima būtų irgi, kad jeigu būtų daugiau darbuotojų, tai tarkim pasiskirstyti sritis, kad nedirbti pagal regionus, o tarkim mūsų socialiniai darbuotojai galėtų dirbti pagal tam tikras sritis. Tai viena socialinė darbuotoja dirbtų su sužeistais kariais, kita su mirusių karių šeimomis, kažkas dirbtų su prevencija, vien tik eitų paskaitas skaityti ar ne, kažkokius seminarus organizuotų. Tai čia būtų labai labai daug kur galima, iš tikrųjų, daug ką galima dar padaryti būtų. Ačiū, tai tikrai matome, kad turit ir savo įžvalgų, kur dar galima tobulėti, tai yra profesinio. Taip, kitas klausimas. Ar kariuomenėje dirbantys socialiniai darbuotojai būtų pašaukti ginti tėvynės karo metu? Šitas klausimas yra dar iki galo neišspręstas, einama link to, kad galbūt taip ir būtų. Šitas klausimas yra svarstytinas. Iš pradžių, kai mes pradėjome dirbti, tai buvo, kad mus nešauktų mobilizacijos metu, bet gali būti, kad eisime link to, kad turėsime savo funkcijas taip pat atlikti. Greičiausiai. Ačiū. Kitas klausimas. Ar dirba individualios priežiūros darbuotojai Lietuvos kariuomenėje? Ne, nedirba individualios priežiūros darbuotojai. Ne. Tokios pareigybės kaip ir nėra? Ne, dar nėra. Ačiū. Taip pat kitas klausimas šiek tiek irgi atsakė, čia gal galima bus dar kartą, norėčiau šiek tiek paklausti apie tą stigmą turbūt jūsų darbe, kaip yra sunku ją įveikti, ar lengva organizuoti pagalbą, kai reikia ne tik paslaugos gavėjų įrodyti, kad jos reikia, bet ir tarptų institucijų dar reikia, kaip sakant, pakovoti ir iš ten, kaip sakant, ją šiek tiek išsireikalauti arba įrodyti, kaip šitoj srity sekasi tas gal ir tarp institucinis bendarbiavimas. Na, žiūrint dar taip pat kokia ta institucija, tai yra tikrai sudėtinga, gal labiausiai sudėtinga yra su švietimo galbūt skyriais, tam tikrų miestų galbūt, sakyčiau taip, kad tikrai kiti įsivaizduoja, kad nesupranta galbūt to kario specifikos, tarnybos specifikos ir tos misijos, ar ne, kariuomenės, kad karys tarnauja tai mūsų tėvynei. Tai vadinasi, mūsų tėvynė ir turi pasirūpinti, tarkim, darželiais, mokyklomis, nes vis dar susiduriam su problema, kad kariai negauna tam tikrų darželių rotuojantis mokyklų savo vaikams, o jie tai nepasirinka patys savo tarnybos vietos, jiems tiesiog mes kariuomenę parenkam ir liepiam, tarkim, per mėnesį turi išsikraustyti iš Klaipėdos į Vilnių. Ir šeima taip pat kraustysi kartu, nes žino, kad, tarkim, dar 10 metų reikės būti po to Vilniuje. Tai mūsų švietimo skyriams tikrai trūksta dar savivaldybės empatijos labai didelės ir supratimo galbūt tą specifiką. Tai mes ir esam tam tie atstovai, kad paaiškintumėm, pristatytumėm tą specifiką,
paatstovautumėm tą karį. Su kitom institucijom dažniausiai nebūna tiek daug problemų, nu, kartais būna su sveikatos priežiūros įstaigomis, taip pat kartais atstovaujant karius. Ačiū už atsakymą. Kitas būtų klausimas. Ar nėra sunku bendrauti su aukštesnio rango karininkais, nes dažnu atveju socialiniai darbuotojai empatiški, likę bendradarbiauti, daug tartis? Įvairiai. Tuom ir žavi ta mūsų pareigybė, kad iš tikrųjų įgaunam ir drąsos, tikrai labai daug, reikia ateiti pas aukšto rango karininką, pristatyti problemas, idėjas, sprendimus tam tikrus, savo socialinį patį darbą, ar ne. Tai kalbant apie mane, man nėra sunku, nes jau turiu tos drąsos. Naujam žmogui galbūt čia pradžiai įsidarbinus tikrai gali būti šiek tiek nejauku, bet labai greitai priprantama. Labai greit priprantama, nes mes su vadais esame komanda, su dalinių, su pajėgų vadais, mes esame vienoj komandoj ir kad tam kariui pačiam tarnaujančiam būtų viskas gerai ir viskas išspręsta. Ačiū. O sakykit, kiek iš viso yra kariuomenėje socialinių darbuotojų? Gal turi tokį informaciją? Dabar pagalvojau, kad pamiršau paminėti, kad mes esame 7 socialinės darbuotojas, mūsų yra tikrai nėra labai daug. Krūvis tikrai yra didelis ir tikrai čia nėra, kaip sakėt, vienas iš klausimų buvo, koks skirtumas, ar ne? Tai dar prie to skirtumo, tai pačių paslaugų gavėjų labai kiekis didžiulis, ar ne? Tarkim, jeigu tu dirbi kažkokiai socialiniai kitoj sferoje, tai ten turi 30-40 socialinių paslaugų gavėjų galbūt, ar ne, tau yra priskirta. Čia pas mus yra ne šimtais, tūkstančiais. Tai linkime, kad turbūt jūsų gretus dar gausėtų, bet dar klausimai nesibaigė. Taigi, bet pabaigai jau tokie galbūt šiek tiek linksmesni ir įdomesni klausimai. Sveiki. Ar reikia perėti melo detektoriaus testą įsidarbinant? Linksmas klausimas. Taip, reikės perėti įsidarbinti. Tam tikri filtrai reiškiasi. Yra filtrai, taip. Turbūt to ir reikia irgi taip pat. Taip pat irgi pabaigai kolegos klausia, ar socialinė darbuotoja gauna kompensacijas, pavyzdžiui, nuomai, kurui, kaip reikėtų ieškoti darbo skelbimų, kaip atrodytų jūsų darbuotojai. Darbo skelbimus paskelbiam savo vidinėje pradžiai struktūroje, kartais žiūrim, kad galbūt patys kariai būna baigę socialinio darbo studijas ir nori galbūt pakeisti savo specifiką. Na ir po to būna paskelbiami jau kitose portaluose. O dar priminkit, Sauliau, dar klausimas koks. Ar gauna kompensacijas, pavyzdžiui? Kompensacijas, ar ne? Ne, mes negaunam kaip kariai kompensacijų tam tikrų, turim tam tikras garantijas, kaip ir kiti krašto apsaugos sistemos darbuotojai, ten yra tam tikros materialinės išmokos galimybė ir taip toliau, bet ne, mes kaip kariai negauname kompensacijų, buitpinigių ir kitų tam tikrų kariams būdingų priedų. Ir dar kita dalis buvo, kaip jūsų dienotvarkė atrodo? Labai skirtingai. Labai dinamiškas mūsų darbas ir kiekvieną dieną tu nežinai, kur tu būsi. Ir tikrai gali susiplanuoti, kad tu būsi vienam daliny, bet gali paskambinti vadas, kariai, kažko paprašyti ir turi atvykti ir į kitą dalinį. Kiekvieną dieną būnam skirtingose daliniuose. Turime kaip pasakau, kelis kabinetus, kur tikrai nuolat būnam. Esam jau pakankamai įsikūrusios ir kitus dalinius, kur vizituojame. Pirmiausia, aišku, apžvelgime tikriausiai rytais visus savo laiškus. Kariai labai dažnai kreipiasi paštu. Jiem taip yra patogiau, nes tiesiog jie dėl savo mobilumo taip greičiau, ar ten, tarkim, būna išplaukę ilgalaikį kokį išplaukimą ir jiems iš laivo gal patogiau taip neskambinti, ten, tarkim, naktį prisėda prie savo reikalų, tai parašo laišką ir taip toliau. Tada jau sulaukime labai daug skambučių. Tai informuojame ir telefonais, ir viskuom, ir gyvų pokalbių, ir užėjimų būna gyvų. Tai nėra vienos būdingos dienos. Taip pat turim daug renginių. Taip pat stengiamės dalyvauti ir visose kariuomenės šventėse, kad kariai matytų mus, pasitikėtų, kad tas ryšys atsirastų, kad pažintų gyvą veidą.
Taip pat galbūt šiandien dar nepaminėjau, kad pristatymus darom, tik atsiranda kažkokia nauja socialinė garantija, mes einam pristatymus darom, dalyvaujam taip pat susirinkimuose dalinių, kur pristatom savo dalį nuo savęs, kas socialinės garantijas, kaip jas įgyvendinti, kaip jas užpildyti, kad jie gautų jas. Ačiū už atsakymą. Dar turbūt paskutinis klausimas, čia jau aš sugalvojau. Ar socialiniai darbuotojai nešioja uniformas kariuomenėje? Ne, nenešioja. Mes esam civiliai darbuotojai, irgi galbūt pamiršau paminėti, kad tilpčiau laiką, tai mes esam civiliai darbuotojai, mes nenešiojame uniformas ir tai, sakyčiau, yra mūsų privalumas, todėl, kad kariai kartais nedrįsta, tarkim, žemesnio laipsnio karys tikrai kartais nedrįsta, pas mus psichologai, tarkim, yra karininkai ir kartais eilinis karys tikrai nedrįsta kreiptis į kokį kapitoną ar majoro laipsnį, aukštesnį laipsnį karininką, o mums yra privalumas, mes civiliai ir jie kažkaip laisviau į mus ir kreipiasi, laisviau žymė, laisviau jaučiasi su mumis, tai, sakyčiau, yra privalumas būti nekarinėme etate. Ačiū, Reda, iš tikrųjų labai įdomios įžvalgos turbūt tam tikros uniformos ar gydymo įstaigose, ar čia kažkiek tas struktūrizuoja, hierarchizuoja tuos dalykus, tai tas turbūt labai irgi svarbu, teikiant pagalbą ir labai įdomios įžvalgas. Ačiū, Reda, iš tikrųjų labai įdomu, daug klausimų, buvo įdomu sužinoti ir turbūt darbuotojai pradės ieškoti ir skelbimų, kada bus galimybė įsidarbinti. Iš tikrųjų labai šaunus pristatymas profesijos būtent Lietuvos kariuomenė. Taigi galbūt dar kažką norėjai pasakyti arba paskutinis žodis. Ačiū. Kai plėsimės, žinoma, galite tikrai stebėti, kai plėsimės, gali atsirasti tikrai tų skelbimų ir labai laukiame naujų kolegų, priimsime kartu į komandą. Dėkui labai, kad išklausėte. Ačiū, Reda, dar kartą už pristatymą socialinio darbo kariuomenė. Tikrai įdomu ir nauja ir sėkmės jūsų darbuose.